Tara būrimas, kas nutiks jums super gerų greitų laiku. Kas nutiks super gerų. Paklauskim taro kortų. Bus šansas. Kažkam šansas labai dideliai laimiai, džiaugsmui, dėl ko labai džiaugsitės. Dėl pinigų. Bet kol kas tai truputį taupykit, nesitaškykit, jeigu šansą gausit, ar loterijų laimėsit, ar kažkas tai bus. Nesimėtykit labai pinigai. Bet jūs kažkokį tai labai didelį šansą gausit. Tai tūzas kardų sugalvosit, kažkas ar pasiūlys kažkokią super gerą mintį, super gerą idėją. Įsiklausykit, ką jums sako. Tai truputį mistika, tai truputį mėnulis, tai kažkas tai, kur dar nesimato, paslėpta tamsoj. Paklausim, kas tai bus, kas per gerą pakeliu. Jau gera žinia dėl finansų, nes pentakliai. Pentakliai krito jau kelintą kartą. Klausim toliau. Ką pasakysim dar? Taip, kažkas tai naujų. Kardų pažas tai kažkokia nauja idėja, kažkas tai naujos geros žinios. Ką dar pasakysim taro kortus? Pasibaigė kažkoks jūsų gyvenimo etapas, kažkoks įsinulinimas. Nurimkit. Svarbiausia, nurimkit, viskas bus labai ramiai ir gerai. Tik kantrybės, turėkit kantrybės. Velnias rodo, kad truputį bus pagundų, gal neit ne ten, kur reikia. Gal kažkam tai bus kažkokia tai slapta meilė, kur atneš nežinia kokias pasiekmes. Pagalvokit, ką darot. Jūs viską sužinosit. Tiesiog dabar galbūt jaučiatės vienišas ir sunku kažką tai gyvenime jums pamatyti ateityje, bet nurimkit, atsigausit, viskas bus gerai. Išeisit iš finansinių sunkumų. Tūzas taurių. Dėl kažko džiaugsitės, tikrai labai stipriai džiaugsitės. Ir tūzas pentaklių pažas, tai irgi kažkas tai naujo su pinigais, kažkas tai labai naujo ir baigėsi kažkokie sunkumai, kažkokie karminiai atidirbimai yra. Mėlieji, šitie, kurie mane žiūri pastoviai, jūs dabar nežinot, kur eiti, nežinot, ko norit ir ką veikti, ir kur dirbti, išeiti iš darbo ar kažką daryti. Čia tiesiog esat pasimetę, bet tai pasibaigs. Viskas gerai. Kardų karalius tai yra labai išmintingas žmogus, kuris randa geras idėjas iš pačių beviltiškiausių situacijų. Ir rodo, kad meilės trikampis tikrai jums gali tas problemas ir kelti. Lygsvara, gyvenimo lygsvara, viskas labai svarbu. Gyvenime viskas labai svarbu. Šansas. Tūzas žąslų, tai reiškia ir seksą, ir gerą viltį, ir gerą kažkokį tai šansą, ir didžių arkanų. Paskutinis teismas baigėsi, jau kelintą kartą rodo, kad baigėsi kažkokie karminiai. Ir turėsit tikrai viską, ko tik norit. Bet ar būsit laimingi, jeigu tik vien bus kažkokia tai stagnacija? Reikės kažką toliau veikti. Tai baigėsi ir vėl pabaiga kažkokių problemų, mėlieji. Tikrai jums rodo pabaiga ir kažkur pajudėsit iš mirties taškų. Sveikinu, labai gerus kortus.